JAV ir Irano susitarimas toliau sulaukia stiprių reakcijų Izraelyje. Daugelis tai vertina kaip nusivylimą ar net išdavystę. Tačiau išskirtinėme interviu su i24 News English Gajuni Azrieliu, Victoria Coates, buvusi prezidento Trumpo nacionalinio saugumo patarėjo pavaduotoja ir dabartinė Heritage Foundation viceprezidentė, gina administracijos veiksmus dėl šio susitarimo, sakydama, kad nesutarimai tarp artimų sąjungininkų yra normalu, tačiau jie turėtų likti šeimos viduje. Štai ką ji pasakė. Pone Coates, labai ačiū, kad esate su mumis. Izraelis, žinoma, nebuvo šio susitarimo memorandumo dalis. Ir iš tikrųjų Izraelis apie šio memorandumo detalės buvo informuotas tik paskutinę minutę. Negalite išvengti jausmo, kad daugelis Izraelyje, ypač vadovybėje, šį susitarimo memorandumą ir visą jo tvarkymo būdą laiko dideliu nusivylimu. Kai kurie už uždarų durų netgi vartotų žodį išdavystė. Kaip Jūs vertinate tai, kaip JAV administracija tvarkė šias derybas, palikdama Izraelį nuošalyje ir galbūt ne visada atsižvelgdama į Izraelio interesus pasiektuose susitarimuose? Vienas dalykas, kuris, manau, yra labai svarbus tiek Izraeliui, tiek Jungtinėms valstijoms, yra tas, kad mes abi esame suverenios šalys. Iraniečiai, pavyzdžiui, jums pasakytų, kad Izraelis yra Jungtinių valstijų pratęsimas ir kad mūsų negalima atskirti. Tačiau mes abi turime savo interesų. Jūs čia Izraelyje turite regioninių interesų. Mes turime platesnių interesų, tokiose tolimuose vietose kaip Azija ir Europa. Tačiau mums taip pat reikia juos subalansuoti. Taigi nėra nieko neįprasto, kad galime nesutarti. Per pirmąją Trumpo kadenciją dažnai nesutikdavau su Izraelio kolegomis, tačiau tai visada būdavo nesutarimai šeimos rate. Ir manau, kad tai labai svarbu. Turime šį nesutarimą laikyti šeimos rate. Buvo įvairių priežasčių ir turiu galvoje, MOU projekto galėjo ir nepaskelbti iš anksto. Bet vėlgi norėčiau pabrėžti, kad tai yra susitarimo memorandumas. Tai nėra privaloma sutartis. Ir manau, kad prezidentas labai norėjo pasiekti sprendimą dėl dabartinio konflikto prieš G7 susitikimą, kuriame jis ką tik dalyvavo Davose, Prancūzijoje. Ir tam yra daug priežasčių, kurias galime aptarti, jei norėsite. Bet tai yra susitarimo memorandumas. Manau, svarbiausia bus tai, kas bus galutinėje sutartyje dėl branduolinio klausimo, kuris sumažins tą siaubingą riziką abiem mūsų šalims. Čia sutampa mūsų abipusiai interesai. Jūs esate artimas prezidento patikėtinis. Jis netgi neseniai jūs pagyrė viename iš savo įrašų. Ką girdite iš jo ir ką girdite iš administracijos apie šio MOU logiką, ypač atsižvelgiant į susirūpinimą Izraelyje? Taip, dabar visus savo žinutes vaikams pasirašau. Visiškai nuostabioji Victoria Coates. Labai vertinu prezidento malonius žodžius. Bet manau, kad prezidentui Trumpui ir tai labai svarbu, kad Izraelio visuomenė suprastų. Žinote, mes einame ir girdžiu, skaitau laikraštyje, jūs taip pat einate į rinkimus. Bet galbūt skaitėte, kad mes lapkritį eisime į rinkimus. Ir blogiausia, kas gali nutikti mano požiūriu, yra tai, jei mes patirsime didelių nenuostolių per vidurio kadencijos rinkimus, ypač senate. Ir jei taip nutiks, paskutiniai 2 prezidento Donaldo Trumpo antrosios kadencijos metai daugiausia bus apkaltos, klausimų, tokio pobūdžio painiavos, kurios neleis imtis tokių reikšmingų veiksmų, kokius matėme per Epic Fury. Taigi manau, kad taip, prezidentas tai matė kaip raginimą artimiausiais mėnesiais pradėti daugiau dėmesio skirti vidaus reikalams, nes tarptautiniai klausimai paprastai neturi įtakos Amerikos vidurio kadencijos rinkimams. Tai dažniausiai būna labai vietiniai klausimai. Todėl aš atkreipčiau dėmesį į tai, ką prezidentas padarė. Jis padarė daugiau realios žalos Irano Islamo Respublikai nei bet kuris ankstesnis JAV prezidentas, ir to jau nebegalima atšaukti. Tai yra tai, ką jis iš tikrųjų padarė per antrąją kadenciją ir tai turėtų suteikti jam tam tikro svorio. Jei trumpam atidėsime šį susitarimo memorandumą, negalime nepastebėti ir to fakto, kad girdėjome labai neįprastų pareiškimų tiek iš prezidento, bet daugiausiai iš viceprezidento apie šios administracijos santykius su Izraeliu. Kai kas sakytų, kad viceprezidentas netgi grasino Izraeliui dėl jo kritikos šiam susitarimo memorandumui. Kaip Jūs vertinate šį reikšmingą administracijos tono pasikeitimą,
kuri buvo laikoma didžiausia Izraelio sąjungininkė, be abejonės didžiausia Izraelio drauge Baltuosiuose rūmuose, iki tokio lygio, kad daugelis Izraelio priešų šiuos pareiškimus mato kaip didelio skilimo tarp administracijų ženklą. Nenorėdama sumenkinti susirūpinimo, nesuprantu, kad tai buvo sudėtingas 10 dienų laikotarpis JAV ir Izraelio santykiuose. Aš labiau žiūrėčiau į tai, ką padarė prezidentas Trumpas, netgi labiau nei į tai, ką jis sako, ir daug labiau nei į tai, ką sako viceprezidentas. Turiu omenyje, prezidentas yra vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas. Jis tas, kuris įsakė vykdyti Epic Fury operaciją ir yra pagrindinis sprendimų priėmėjas šioje situacijoje. Taigi manau, kad tai yra vienas svarbus dalykas. Ir be to, manau, kad šis mūsų dviejų šalių santykis turi būti aukščiau už tai, kas yra prezidentas ar ministras pirmininkas. Mūsų tarpusavio koordinacija, kuri atsiskleidė Epic Fury Roaring Lion, yra nepaprastai stipri. Manau, kad mums abiem reikia žengti žingsnį atgal ir neklausyti politiškai motyvuotos retorikos, o verčiau pažvelgti į bendrus mūsų dviejų šalių gebėjimus. Tai turi būti aukščiau už politiką.